Kraunamasi šmutkės persirenginėjimą. Dar iš tikrųjų Maikė galiau persirengti, tada pradėti filmuoti. Tai vat, biškį pakimau, bet čia gal toks laikinas. Laikinas iškimimas. Ką kelsiuos, galvoju biškį paleist ant saulytės, nes dabar tai stoviu pavėsį. Greitas interpas kaip mėnulis pakeitė savo poziciją nuo tada, kada atvažiavau ir kada ėjau miegoti. Bet, kaip sakant, jeigu pavažiuosiu ten atgal, tai biškį saulytės gausiu. Ten irgi jau saulytė. Tai atsistojau realiai pavėsį tokiam visiškam. Nežinau, ar gerai iš tikro, nes gan šalta yra. Tai va, realiai rengiuosi. Šoku į klumpes. Ir eisiu kavytę savo darytis, nes jau labai norisi. Aš tikiuosi, kad bent skane bus. Na, bet cukraus yra, tai pagelbės, kaip sakant, manau. Jeigu ir nebus skani. Svarbu, kad iš vis kavos būtų, ten kofeino joje. Nes lenkiškai tai aš ten nieko nesupratau. Žodžiu, miegmaišį supakuoti, gale kaldrą tai paliksiu. Jeigu tipo planuoju aš ten dar miegot. Aha, tai realiai koks skirtumas. Čia ką tie vietiniai žmonės galvoja, tai aš nežinau, pravažiavo tai belekiek kartų iš tikrųjų. Bet ryte, naktį tai nevažiavo niekas. Tai va, realiai vaizdukas. Nu toks vat. Čia ta betoninė siena, tai aš tikrai nežinau dėl ko. Nu, galim greit pažiūrėti iš tikrųjų. Bet ko jinai čia. Realiai tik jūs matėte dabar kol kas, aš dar nemačiau. Galvoju, čia atbulinį pasistumt. Biškį ant saulytės. Tiesiog pasivirsiu kavytės. O kodėl čia nestojau vakar? Nes pagalvojau, kad ten bus privažiavimas prie namų. Greičiausiai ne. Tai gal ir gerai pavėsį pastovėjau. Ir kaip yra. Praeities nepakeis ir laiko neatsuksi atgal, kaip sakant, tai tik į priekį. Rūbai dar kaip ir švarus, kaip sakant, tik tai pasidėti mašinai ir po bunkerį pasivaikščioti, daugiau realiai niekur. Tai pagalvojau, kad galiu sau leisti jas tikrai dar užsidėti. Tai va, varau kavytės, pabandysiu pastatyti kamerą, pafilmuot, kaip kavytę darausi. Kol kas tiek, keliamės ten. Pabaiginsim. Va. Hello. Kai validukė kokia. Darysiu šitą, bet esame irgi Kroatijoje, mes jį naudojo, bet man atrodo gal kitą. Aš ją gal naują nusipirkau, neatsimenu iš tikrųjų. Bet žodžiu, mes važiavom Kroatijai ir pradėjo dujos leisti. Tai ta prasme neišėjo nei išleisti, nei ką, tai žodžiu, mes ten kokią pusvalandį laiko turbūt su tom dujom žaidėm. Na, čia tokie popieriniai, nėra ką norėti. Reikia. Gerai, eisim bandyti kažką čia įrodyti. Nu, man įdomu pasiteisinti, mano šitas ir nelabai. Šiaip turiu kėdę. Galėčiau įsitraukti. Tiesą pasakęs.
Va. Sorry, English? Nežinau, kas čia gavos. Nuvariau, karočiui, deganą visų pirma. Galvoju, paprašysiu, kad duotų prie Wi-Fi'aus prisijungt, pasidėt, įkelt vidosiką. Sako, netvarkė. Tada pasižiūri rimtai, kad, ta prasme, man nieko nekrauna, net, ta prasme, Facebook'o atsidaryt. Tipo, nieko absoliučiai. Ką, galvoju, ką dabar daryt? Tai gal, tipo, varyti į Krokuvą, gal pasimti Airbnb, tipo, su Wi-Fi'm nuvaryti susimontuotą, nesusimontuotą įkeltą videką. O kad prieit prie pardavėjos, aš pasiėmiau šitą skarbonkę. Čia dėl ko ir pradėjau šitą visą vidosį. Galvoju, pabandysiu, nes tipo su arbuziuku, timparkas, galvoju, zikais turėtų būti visai nieko. Bet kvapas yra toks parūgęs. Taip. Tipo, surūgęs arbuzas. Nešviežia. Tai -euras ir Wi-Fi'aus negauti. Sekančiai degaliniai gavom Wi-Fi nemokamai ir dar pasikrovau visą savo įrangą, nes buvo ir rozetės, ir USB pakrovėjai. Tai žodžiu, užtrukau gal 1,5 valandos, bet viską padariau realiai vienoj vietoj. Net ir spėjau pavalgyti. Dar pamiršau vakar paskaičiuoti KFC 784. Išleidau 588 kotletuką ir bulvytes. Nes daržovės neatrodė skaniai ir galvoju, kad bus paprikos, tai net nerizikavau. Skanaus. Sumontavau vidosiką, įkėliau. Kaip pirmai dienai tai dar neblogai, kas bus toliau neaišku. Šiaip labai neblogą degalinę suradau, pasikrovau realiai visus prietaisus. Kompas nepilnai pasikrovė, nes labai buvo įsikrovęs. Bet šiaip tipo viskas kaip ir algut ir prasideda kalnai, kas man patinka. Aišku, per kamerą tai dar nesimato. Jau nebe lygumos. Tiek. Važiuojam į Krokuvą. Nedaug liko, gal tam kilo. Jau vaizdas už lango labai patinka, tik negaliu pafilmuoti, nes, lango kokybė yra va tokia. Aptaškytas visas. Nežinau, gal ir pafilmuosiu. Tik tai, kad nebus labai gražu ir faina, kaip sakant. Reikėtų susirasti kokią plovyklą, kad nusiplauti langą. Nes tų vabaliukų prižudyta, oi, visas kapinės. Bet šiaip jau patinka, nes skyli leidės. Jau, kaip sakant, nebelygumas tikrai.
atsidžiaugti, kaip oras džiugina. Ta prasme, antrą dieną visiškai giedra. Absoliučiai, ta prasme, achujienai. Achujienai. Papai, achujienai, subinės, achujienai. Giedra, achujienai, jau. Daužytis, achujienai. Gerai. Turinys ne vaikam. Kostiuškos kalną. Piliakalnį, atsiprašau. Einu į kalną. Kostiuškos piliakalnis. Matosi kažkiek. Mačiau, kad mokamos. Bet žiūrėsiu, kiek čia vietai. 5 eurų. Na, bet čia. Kapeikos žiūrėsim. Nežinau, kaip jį užlipti. Kai toks oras, tai viskas gražu. Peace pipe. Norėčiau ten vidury miegoti tiesiog šiandien. Bet būtų pysė. Kiek lenkų. Šilta, gera. Ir čia išleisti 5 eurai, šiam 4. Čing čing. Prisėdau pasneikint tų kornsų. Ir užsipukinau rytoj Zakopanėj naktį. Nes jau įsimaudyti reikės visą ką. Šiandien tai dar pamiegosiu mašinai. Rytoj varysiu į Aušvico stovyklą. Ir po jos tiesiai į Zakopanę jau. Tai užsibukinau kambarį vienai už 18,72. Čing čing. Tai labai pigiai šiaip. Dabar pasižiūrėjau Krokuvai, kiek pasiimt būtų, tai nebent ten kur dalinasi kambarius. Nu taip, 6 jie gyvenam kambarį, tai jo, gali po 15 eurų gauti. Bet taip, tai, nu, 6 eurų paim. Tai neapsimoka tikrai. Tai va. Pabuvau Kostiuškos piliakalnį. Varau dabar į žydų miestelį. Pasivaikščioti. Čia toks kaip ir kvartalas visas tų žydų likęs. Tai pafilmuosiu iš ten.
prisiparkau, nežinau, palei tą kelią. Baus, nebaus. Bus medaus. Stora bauba kiaulė pjūvis. Pjūvė, nepapjūvė, į pirštelį įsipjūvė. Šiandien spjūvė. Gerai, nu ką, varysim pasivaikščiot. Pažiūrėsim tą žydų kvartaliuką. Kaip čia jisai vadinasi? Kazimier. Beveik pas mus. Tikrus Kazimieras. O, Kevinas. Kevinai. Duočiau tų cornflakesų. Bet jie su actu, tai nelabai gerai. Nelabai. Gerai, reikia pasislėpti visokius mantą, tortą, kad nieks langų neišbarškintų. Jaučiu padarysiu vėl, taip lepsiu kokia tokia lengva, kaip prasieinu. Nežinau, kažką. Bolto pakaitalai. Kur daug gamtos man patinka. Tai primena biškį gatvę link Griunvaldo alėjos, Nekrą, ta siena. Po to svarbiausia mašiną susirasti. Būtų liūdna, jeigu nerasi. Norėčiau dabar kaip per Assassin's Creed tiesiog per stogus čia pavarinėti. Vienai bus. Čiutėpis. Kaip tik Kaune turgui tam, ne turgui, bet mugiai, mačiau tašyčių. 5 eurai buvo, kuri man patiko. Einu pasižiūrėti vidų. Pasiėmiau ir savo, ir ne savo biškį lauktuvų, labai smulkių. 12,20. Čin čin. O žmonių nemokama ekskursija. Apsimetė, kad pamyžu, nors nebeturėjau ką. Kaip dolčiai. O, vestuvės. Sugadinam fotosesiją. Kevinų susirinkimas.
Nežinau, ar čia jiem vieta skirta, ar čia turėtų būti koks fontanas. Bet šiaip faina vieta. Patinka. Tikrai šitas Lenkų miestelis fainiausias iš visų, kokiuose esu buvus. Ir manau, kad gal nieks ir nepralenks. Tas Times Square'as tipo irgi labai nice dalykas. Aišku, na, kainuoja viskas, ne Lenkų kainom. Tai čia suveniriukų kokių pasiimt, tai kainuoja. Bet šiaip nice. Gerai atrodo. Ten viršuje jau kažkoks bariukas, restoranas. Tai irgi visai nice pavalgyti tokioj vietoj. Daug kevinų labai. Labai daug. Tie arkliukai dar labai faini. Su karieta. Ir daug čia jų. Kol kas nieks nenuvylė. Тимур, подойди ближе к бабушке. Jinai fotkina, aš irgi fotkinu. Na, davai, kampą geresnį. Jinai dar vis labai įsijautus. O kas su mašina varo į centrą, tai yra reikalų. Aš aišku visur nelegaliai realiai palikau. Kiek dabar stačiau visur. Nu, bet žiūrėsim. Ateis baudos, neateis. Latvijoje esu gavus baudą irgi. Gal ir čia gausiu. O gal ir negausiu. Policijos nemažai šiaip važinėja, bet nežinau, ar jie baudžia, čia nebaudžia. Ar jiem pochai, kai ne vietiniai, kaip sakant. Nu, žiūrėsim. Dabar irgi eisiu ieškoti. Svarbu, kad nenutemtų man tos mašinos. Nes tada būtų prikolu. Tai va, daug kevinų. Realiai vienas namuose jau galima filmuoti. Tai va, keliauju atgal. Čia kaip ir viską praėjau. Valgyti dar vis nenoriu po to kotleto. Tai jaučiu ir nevalgysiu. Čia galėjau būti irgi aš 7 metus atlankius smuiką, bet taip nieko su juo ir nepadaręs. Bet gal ateis savas laikas. Gal reikia sulaukti kokių kem metų, pavyzdžiui. Tada ateis noras grot su juo iš naujo. Ir stovėsiu kokiam Vilniui ir grosiu su smuiku. Lenkai pacukai. Nematė kameros. Užaugs dar. Gavau kvietimą, nes turbūt labai išgerianti atrodau. Happy hour! Nu, dar vis nelaikas. Dar vis neturiu vietos, kur miegoti, reiškia alkoholio negalima. Gal Zakopaniai? Kokio karšto vyno, nuo kurio man sukils rūgštis ir po to bus ragas. Ne, nu gal kokio liuko, tai reikės vieną bent jau šauti. Paminėti kelionę. Nu, žiūrėsiu kažkaip. Einu per parkelį dabar iki Pardės, nes reikia kažką nusipirkti pusryčiam. Šiandien galvojau, kad nesuvalgysiu tų 2 sumuštinukų, bet tik kirtau vieną, pagėriau kavytės, praėjo koks realiai 2 minučių. Ir kirtau ir antrą. Tai šiaip labai gerai.
Tai reikia kažką tokio, kad sočiai pavalgyt, kaip sakant. Tai vat nusipirksiu ir jaučiu varysiu jau ieškot vietos, kur pernakvot šiandien. Aišku, norėjau ten nuvaryti tokią pinball tipo vietą, bet jau biškį jėgų kažkaip nebeturiu. Šiaip blogai, kai mėgau, tai tų jėgų neypatingai daug. Tai va, tai realiai varau iki šopo, varysiu iki mašinos ir čia Krokuvai reikės ieškot, kur čia galima pernakvot. Greičiausiai reikės kažkur toliau tiesiog pavažiuot. Ne šiame mieste, tai faktas, kad aš jau nelabai kur sustosiu. Tai vat, lėkiu. Nu ką, išleisti pardėjai dar 5 euriukai. 5 euriukai ir 1 centas. Taigi holas. Nusipirkom bomžpakį, guliašovą. Betaniuko, nes nebuvo tai tokių bandelių nieko absoliučiai. Dar vienas bomžpakis, jeigu netyčia vienas būtų neskanus. Nes su guliašovu gali prašauti, kai aš paprikos nemėgstu. Mėsytės. Ir jogurtuką. Tikrišką lenkišką jogurtuką. 5 eurai. Va. Tai va, lekiu į nusižiūrėtą vietą. Biškį link Aušvico stovyklos, nes rytoj ryte jau man jinai bus. Tai dabar pavažiuosim biškį čia į tokią tokesnę vietelę. Čia galvoju į mišką įlyst va šitą. Tai davažiuosiu ten per Google Mapsus, jau biškį pasižiūrėsiu tada mandriau, kaip sakant, kur ten į tą mišką geriau lyst. Tai va, dar 5 minučių. Jau biškį patemė bus, bet dar manau, kad pasidarysiu šiandien bomžpakiuką. Gaila, kad be grietinės, nu bet nieko tokio. Sustau kažkokiuose laukuose. Kažkieno. Gal nieko blogo. Prie kukuruziuko. Kaip žinai, tie siaubekai yra. Bet va ten yra 2 gyvenamieji namai. Bet kaip ir langų nei vienų nėra. Bet šiaip jie tikia. Gal ir nieko. Žodžiu, apsirengiau biškį šilčiau, šokau kelnes tamsesnės, su tom šviesiom čia kuistis, tai nelabai fainai. Tai va dabar pasigaminsim bomžpakių. Bet ir vandenuko neturim. Tu kur vandenukas? Kur vandenukas?
Tai vat, bus po apačio kaldrytė, tada čia per vidurį, kur tas sulenkimas, dėsiu va taip miegmaišį, na ir ten galva, vis tiek aš susigūžiu čia kaip kamaliukas. Šiltas mygstukas, aišku, svarbu. Dekis eis virš galvos, kad uždengtų šviesą. Čia pasidedu kompą, svarbiausią dalyką prie savęs. Šiltos kainytės, vat irgi svarbu yra slidinėjimo, jeigu ką. Šiltas kelnytės ir paprasta maikutė. O jau uodas, ateik čia. Tai vat, toks jau būtų miegamasis. Nemalonus. Gerai, kad mašina bus. Tai va, einu pavalgyt ir eisiu gult montuot. Greičiausiai pasimatysim jau rytoj ryte arba dar labanaktuką pasakysiu. Tai va, šiandien tokia dienelė su manim. Gal kiek daugiau įspūdžių negu vakar. Bet aš asmeniškai labiau pavargau. Tai va, čia nesimiegu dar kart mašinoje ir rytoj jau turėsim lovytę. Kas neįprasta yra. Jo, kad ir paprasta, kaip sakant, bet vis tiek lova yra lova. Tai iki.